Trakuose vykstantis pasaulio jaunių irklavimo čempionatas įgauna pagreitį. Šiandien vykusiuose ketvirtfinalio plaukimuose geriausiai lietuvių gretose pasirodė broliai Vytautas ir Andrius Lapatiukai. Sportininkai galingai startavo savo plaukime. Jie užėmė antrąją vietą ir pateko į pusfinalį. Vaikinai 2 km ilgio distanciją įveikė per 6 minutės 25 sekundės. Į priekį lietuviai praleido tik Rumunijos įgulą, kuri buvo greitesnė beveik 4 sekundėmis. Andrius ir Vytautas Lapatiukai rytoj startuos pusfinalio plaukime. Vietą A finale garantuos pirmosios 3 vietos pusfinalio plaukimuose. Po sėkmingo pasirodymo ketvirtfinalyje broliai teigia, jog gero starto priežastis prieš lemiamas varžybas pakeista taktika plaukime. Apsikeitėm vietom, nusprendėm, kad vis tiek vyresnysis brolis geriau rininkauja. Ir kai matom, rezultatas yra šioks toks. Man irgi geriau sėdėti vest valtį, daug geriau sėdėti ant nyrių, kaip aš kontroliuoju situaciją, nes jisai dar netiek daug sėdėjęs ant to įrio, ten gal nežino, kaip ten reikia ir panašiai. Tai. O buvo to sportinio pykčio po atrankos plaukimo? Norėjosi, aišku, pagerinti, ar ne, rezultatą? Buvo, norėjosi atkeršinti, susim, užlupti, kaip sako. Norėjosi stipriai tai duoti. Tai pavyko, kaip matot. 3,5 sekundės nuo pusfinalio etapo skyrė vaikinų vienviečių valčių klasėje startavusi Paulių Merkį. Trasoje sugaišęs 7 minutės 18 sekundžių, vaikinas užėmė 4 vietą. Bilietus į pagrindinį pusfinalį iškovojo pirmieji 3 sportininkai – serbas, amerikietis bei kanadietis. Pauliaus Merkio dar lauks startas C, D pusfinalyje. Viktorija Senkutė merginų vienviečių valčių klasės savo ketvirtfinalio plaukime buvo 6. Mergina distanciją įveikė per 8 minutės 21 sekundę. Lietuvės dar lauks startas C, D pusfinalyje. Rytoj kovą dėl medalių tęs 3 Lietuvos įgulos. Vaikinų 8-vietės valties įgula, merginų 2-viečių valčių klasės duetas Roberta Navickaitė ir Sonata Petrikaitė. Bei šiandien į pusfinalio etapą prasimušė broliai Lapatiukai. Nenorim prisikalbėti, bet tikimės pakartot, būtų labai gerai. Darysim viską, kad pavyktų, kaip ir šiandien.